Angelų Pievos vardu už jūsų tą gerumą, kurį šiandien parodėte atvykdami į mūsų įstaigą ir už tas visas dovanas, kurios tikrai bus naudingos mūsų gyventojams, mūsų seneliams, už tuos vitaminus visus ir už viską ir svarbiausia, aišku, už gerą širdį jūsų, nes Kalėdos tai yra, žinoma, širdies šventė, ne? Tai labai gerai, kad gimė ten Kristus Betlėjuje, bet jeigu jis negimtų mūsų širdį, tai tos Kalėdos būtų tuščios. Ne? Ir kai gimsta mūsų širdį Kristus, kai gimsta mūsų širdį Dievas, tai tada, žinoma, viskas yra savo vietoje, viskas yra tvarkoje ir mūsų santykiuose, ir šeimoje, ir draugystė, ir bendrystė, ir partijoje turbūt, ir visur. Ir visur viskas yra gerai, tada turim daug meilės, daug noro padaryti gerą dėl kitų žmonių, dėl miesto, dėl bendruomenės, dėl čia gyvenančių. Tai ačiū Vaidui už gerą iniciatyvą. Tikrai mes jau daug metų esam pažįstami ir dalyvaujam kitose organizacijose, bendrai su Vaidu susitinkam. Ir tikrai tai žmogus, kuris tikrai ne tik tai didelis savo ūgiu, bet didelis savo širdim ir daug tikrai padaro gerą dėl dienos, dėl įvairiausių bendruomenių, dėl kultūros, dėl religinių bendruomenių. Tai ačiū visiems, būkit sveiki.